Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą. Aš ir vėl filmuoju savo dieną. Aš to jau važiuosiu į miestą kartu su mama, bet prieš tai vedu Ellen pasivaikščioti į lauką. Ellen yra ne mūsų šuo. Ellen mums paliko mano mamos pusseserė, dėl to, kad išvažiavo į Kretą ir paliko mums ją pasaugoti. Taip, Ellen? Tai kaip ir sakiau, vedu ją pasivaikščioti ir kai mūdvi pasivaikščiosime, aš ją paliksiu ir mes važiuosime. Dabar esu prie autobusų stoties, mama nuėjo paimti torto, kadangi visi bendradariai atvažiuoja šiandien pas ją švęsti. Wow! Atrodo kaip tikras skaičiuotuvas. Taigi mes su mama užsukom į Megą, o aš einu iki ką nupirksiu ką nors Ellen. Nupirkau pypsintį telefoną. Tikiuosi, jai patiks. Patinka telefonas? Ai, koks fainas, ane? Taip. Nu, paskambink kam nors. Ellen. Šaunuolį. Jums kai ką parodyti. Na, kiekvieną mėnesį vyksta Instagram konkursas su viršelio nuotrauka su hashtagu nauja panelė. Ir aš taip pat buvau įkėlus nuotrauką. Ir tada, ją įdėjau. Na, aš nelaimėjau, bet koks skirtumas, tikrai labai fainai. Žiauriai fainai. Ačiū panelės komandai. Na, ir dar noriu jums šiek tiek parodyti gimtadienio užkulisių. Prisipirkau visko lėkščių, vėliavėlių papuošimui, balionų persikinių bei baltų 60 iš viso indelių. Na, dar daug ką liko nusipirkti, kaip staltiesę ir visa kita, bet na, dar liko šiek tiek laiko. Aš švęsiu Liepos 18, pirmadienį ir tikrai viską filmuosiu, tad galėsit žiūrėti. Ir dar jums noriu parodyti iš Stradivarijaus per išpardavimą pirktą palaidinę. Štai. Tokia juoda su raukinuku. Na, manau, aš ją pasimutuosiu. Na, štai kaip atrodau. Sakiausiai, na, dėl to ir pirkau. Na, dar norėjau jūsų paklausti, kokių video norėtumėte pamatyti mano kanale. Na, gal kokių patarimų ar kažko, tai būtinai siūlykite ir komentuokite apačioje. Na, šios dienos video jau turiu baigti, kadangi, kaip ir sakiau, pas mamą atvažiuoja visi bendradarbiai švęsti, tad reikia pūsti balionus, puošti kiemą, padėti gaminti desertus ir visa kita, tad nelabai turiu laiko jau ir filmuoti. Susitiksime mano gimtadienio video. Iki.